Valančiūnas, Mindaugas Kuzminskas, Eimantas Bendžius ir Tomas Dimša. Toks lietuvių penketukas. Prancūzai rungtynės pradeda kaip Evano Fournier prisijungimas pakeis. Prancūzų žaidimą ypatingai puolime. Čia Dimša iki galo drąsiai. Lektas elitinis taškų rinkėjas, tačiau gynyboje be abejo žaidėjas nėra pačios aukščiausios rūšies, o čia kamuolį virš lanko gauna Rudy Goberas. Pereina į asmeninę gynybą Vincano Collet. Auklėtiniai dabar ir viską keičiasi. Apskritai ta zoninė gynyba šiais metais labai gali būti, kad taps vizitinė Vincano Collet treniruojamos komandos kortelė. Teko prie jo pasirodymą NBA lygoje atkrintamosios New Yorko Knicks žaidė. Tačiau Evanas Fournier nuo suolo ten taip ir nekilo. Čia lietuvių klaida. Geršonas Jabuselė, 2 taškai ir pražanga. Be abejo, atviroje aikštėje tokio, aukšto atletiškumo lygio komanda kaip prancūzai tiesiog skries ir tą pamatėme. Rengia savo ataką. Būtent Fournier su kamuoliu, 2 prieš 2 su Rudy Goberu. Kamuolys siunčiamas Geršonui Jabuselė į kraštą ir iš 3 taškų zonos užsitaisęs prancūzas meta taikliai. Negalima tai palikti kraštuose, ypatingai. Ir jeigu neklystu, iš tų 15 nepataikė nei vieno. Nei vieno, niekada nei vieno. Tai puikiai iliustruoja Rudy Gobero gebėjimus. Gerai, ten Mindaugas Kuzminskas atkirto nuo kamuolio Evaną Fournier, o Geršonas Jabuselė bandys žaisti prieš Eimantą Bendžių. Iš vidutinio nuotolio Jabuselė meta ir renka jau 7 tašką savai komandai. Galėjo yra visai kito lygos, nei kalbant apie Eimantą Bendžių. Tomas Dimša į kraštą, Bendžių visiškai laisvas iš 3 taškų zonos. Eimantas Bendžius ir pataiko. Labai svarbu, kad pataima kamuolį po varžovų. O po savoju krepšiu Bendžius dar kartą iš 3 taškų zonos ir Eimantas Bendžius pataiko antrą iš eilės tolimą metimą. Daug dalykų Vincanas Collet taip pat, itin dažnai kaitaliojo gynybinė sistema. Šį Eimantas Bendžius dar kartą. 3 iš 3 Eimantas Bendžius. Ir Lietuvos rinktinė priekyje. Mando Dekolo ieško arčiau krepšio Rudy Gobero ir čia, kuomet varžovų milžinas gauna kamuolį tokioje padėtyje, jį sustabdyti šansų tiesiog nėra. Vėl pikenrolo situacijoje atakuojamas yra Jonas Valančiūnas. Ten jau nieko nepadarysi, kuomet jis palenda taip giliai. Jokubaitis Valančiūnui šis iš 3 taškų zonos. Jonas Valančiūnas liejo 3 taškus per Joną Valančiūną iškeltą ranką. Iš vidutinio nuotolio metė prancūzų rinktinės gynėjas netaikliai. Kaip ir minėjau, Kazys Maksvytis yra pakeitęs gynybą. Bendžius dar kartą užsikūręs, dar kartą pataiko. Eimantas Bendžius 4. Kol ir prie jo prilipęs Rokas Jokubaitis, tas dabar Motiejūnas šiek tiek patrukdė savo komandos draugui Jabuselę. 4 sekundės atakai, Dekolo iš 3 taškų zonos ir patyręs prancūzų komandos gynėjas meta taikliai. Čia ką turi minėti. Po 1 metų pertraukos netikslus, dabar prancūzų perdavimas, bet pirmasis prie kamuolio Tarpėjus. Motiejūnas uždaro jam kelius krepšio link. Dabar Terry Tarpėjus iki galo, Jabuselė spėja panašu pataisyti komandos draugą. Po krepšių ir lengvi prancūzų taškai. Jokubaitis prieš Okobo. Bendžius dar kartą iš 3 taškų zonos. Eimantas Bendžius šiandien pataiko 2 taškų per pirmąjį rungtynių kėlinį. Mando Dekolo iki galo, čia per lengvai. Rokas Jokubaitis praleidžia dabar tiesioginį oponentą. Okobo prieš Marginį Normantą. Paulas stato užtvarą, leidžiasi arčiau krepšio varžovų komandos aukštūgis. Nilikina. 1 prieš 1 su Vaidu Kariniausku žaidžia varžovas ir po driblingo prancūzas meta taikliai. Nepaisant to, kad NBA karjerą. Ir jeigu vos atvykęs į rezervinę rinktinę, Sirvydis sakė, kad svajonė žaisti pasaulio čempionate. Čia grūda kamuolį galingai iš viršaus. Rudy Goberas ten po apačią liko ir Tadas Idekerskis dar kartą įplakatinti praktiškai 2 Lietuvos rinktinės žaidėjai. Rudy Goberas kol kas visus savo 6 krepšį. Brasdeikis. Gerai, čia kūno susikuria erdvės metimui ir užbaigė šį prasiveržimą. Aikštą 7 minutės jis žaidė pirmajame, ketvirtyje pelnė 8 taškus. Likina. Taiko Lietuvos rinktinė šiokias tokias gynybinės rizikas. Tiesiog 3 taškų dar kartą nelikina ir dabar jau pataiko varžovų komandos žaidėjas. Ten Vaidas Kariniauskas prieš tai buvo. Prancūzai, o turi minimaliai. Tiesa dabar klysta lietuviai. Elio Kobo greitoje atakoje jau smaginasi jo dėjimas iš viršaus. Čia turi priekaištų Deividas Sirvydis dėl... Taikliai, Jokubaitis. Ir Mindaugas Kuzminskas dabar jau paliktas be priežiūros būdos aikštelėje pelno taškus. Savo žmonių, tiesą pasakius, nesitrodo, kad nespėjo susivokti, kaip ginasi. Ar tai zoninė gynyba, ar tai asmeninė. Prancūzai čia Geršonas Jabuselė parodo dar kartelį, kad gali ne tik permesti žmogų per save, tačiau... Paskutinis. Čia dar kartelį įspūdingas Jabuselės dėjimas. Ir puikus Nikolio Batumo perdavimas. Kas nepavyksta. Tos komunikacijos vis dar šiek tiek trūksta. Reikėtų dar tai nugludinti Rokui Jokubaičiui, kalbant apie žaidimo giją su Jonu Valančiūnu. Dabar perdavimas gerokai per aukštas. Evanas Fournier pataiko iš toli. Šitų pasų Geršonų Jabuselė. Ir Nikolio Batumo čia pernelyg naivus perdavimas per prancūzų veteraną. Greita ataka ir Geršonas. Jabuselė su visomis mėsomis. Stovi Rokas Jokubaitis. Nikolio Batumas yra gynybos penalą.
Čia, pozicinė Lietuvos rinktinės ataka, Kuzminskas, jo verpstė per Nando De Colo ir išnaudoja savosius pranašumus dabar lietuvis. Daug apdovanojimų turi Goberas savo praeityje, tačiau nei vieno aukso iškovotos rinktinė. Lietuviai dar kartą klysta ir Geršonas Jabuselė ir į kitą krepšį jau pademonstruoja savo dėjimų sugebėjimą. Prancūzai jau šios atakos metu gali verštis priekį. Jabuselė su kontaktu prieš Eimantą, prieš Donatą Motiejų. Meta prancūzų rinktinės gynėjas. Na, bus įdomu labai stebėti Furnė žaidimą pasaulio čempionate. Kiek tas sunkus sezonas New York'e galėjo pakenkti jam psichologiškai, o Donatas Motiejūnas. O viskas baigėsi tuo, kad prancūzai vėl pirmauja 2 taškais. Brazdeikis, jo verpstė iki galo. Ignas Brazdeikis, čia yra jo žaidimas. Čia yra toks Ignas Brazdeikis, kurį mes norime. Kazys Maksvytis tik su vienu vidurio puolėju išlaiko tą stepauto idėją. Orleane bandytas šiame vaidmenyje buvo ir Jonas Valančiūnas. Dabar jis, matome, ginasi tik tai drop gynybą. Čia Nikolia Batumo metimas iš toli, nespėja ištiesti rankos Tadas Sideikėskis. Nelikina. Jabuselė. Kobo vėliai Geršonui Jabuselė prie 3 taškų zonos. Polėje metimas netaiklus ir Elio Kobo dabar netitvertas, sima kamuolį prieš Vaidą Kariniauską ir pelno dar 2 taškus. Ir Nikolia Batumo prieš akiją tą lietuviai ir padarė, stabilizavo rungtynių tėkmę ir dabar viso lapo -2. Jabuselė prieš Bendžių. Atliko metimą pats Elio Kobo. Gana sunkus jo metimas, tačiau Elio Kobo labai aktyvus Jabuselė arčiau krepšio, tačiau kamuolio negauna. Mustafa Palas ir jo, 2 taškai iš labai neblogos padėties. Atėjo pagalba Eimantas prieš jį Jakubą Autrą. Nesikomunikuoja dabar Tomas Dimša su Deividu Sirvydžiu. Nutraukiamas yra Lietuvos rinktinės derinys, iš to nieko nepavyksta. Į kairę pusę praeina Kariniauskas, vos nesuklysta. Ir čia jau tik tai labai chaotiškas Eimanto Bendžiaus metimas, tačiau sugauna kamuolį ir pataiso. Elio Kobo. Jabuselė. Prieš jį Eimantas Bendžius. Prašo kamuolio ten ir Mustafa Palas, labai gerai pritraukia gynybą jis, numestas kamuolys nelykina, iš pusiau krašto pataiko, iš dešiniojo pusiau jo praėjimo ir matymo lauko koridorius. Jabuselė, metimas, na, toks flauteris, neįprastas metimas Geršono Jabuselė, tačiau atkovoja kamuolį patys Prancūzijos rinktinės krepšininkai. Palas gerai kerta po krepšiu, čia Frankas. Su grupo Renoje, čia Elio Kobo. Iššoka prieš jį Margiris Normantas, perdavimas ir niekur, kas pirmas prie kamuolio, nelykina, prašoka į čia Geršonas Jabuselė, jo. Šis šansas, prancūzai vėl. Žaidama puolime, Utara, nelykina, 3 taškų zonas, per Jono Valančiūną iškeltą ranką ir šoko. Tikrai darė viską, ką galėjo. Jono popino Valančiūnas Normantui. Ši nelykina, 7 sekundės atakai, kol kas nieko per daug susikurti nepavyko. Valančiūnas arčiau krepšio prieš 2 varžovus. Lietuvos rinktinės kapitonas įverčia tiesioginę to žodžio prasme. Dabar taškus į prancūzų 4 puola Lietuvos rinktinės žaidėjai. Kuzminskas. Ai, nepataiko jis. Normantas atkovotas kamuolį šalį. Per daug avantūriškas Jabuselės metimas, neįvertina to, kad Valančiūnas buvo šalia. Bendžius, reikia pataikyti Bendžius ir pataiko 6-asis Eimanto Bendžiaus 3. 2 prieš 2. Nikolas su Goberu. Batumas. Jabuselė į kraštą. Šis keičia atakos kryptį. Batumas. Atsiprašau, Ivanas Furnė ir jo metimas yra Nando De Colo. Nepataiko iš 3 taškų zonos. Ir šiek tiek laiko lietuviai turi savo išsigelbėjimo planui, tačiau na, ši ataka ir parodo didžiausią Lietuvos rinktinės problemą, 22. Lietuvių klaida ir tai jau yra viskas. Labai neramu, kad tai yra tendencija, tai darosi tendencija, kadangi tos klaidos kartojasi, klaidos pilasi ir iš mūsų atakų organizatorių. Kita vertus, na, tai yra kontrolinės rungtynės, dar turime laiko pamatyti kitokį Lietuvos nacionalinės rinktinės veidą.